тяжелый день. Жесткая очень дорога, много пыли. Никто, понятное дело, просто так не уступит. Потом проблемы механические кое-какие. Вроде как мелкие, но первый день. На самом деле показывает, что и со звездами может быть все что угодно. Карлос Сайнц стоит. Робби Гордона мы обгоняли 4 раза стоящего, он нас 5. То есть, ну, первый, второй день как раз сейчас вылазят все болячки, все недоделки, которые с прошлого сезона забыли. А так, в остальном, то хорошо. Хороший день. Завтра продолжим. Gal turit vandens? Po greičio ruožo turėjome iki bivako 230 km, tai dirbome stipriai su komanda, bandydami išsiaiškinti, kas nutiko. Nes faktas, kad kuro spaudimas yra, arba jo tiksliau, jo nebuvimas, kuro spaudimo yra tikrai didelė bėda. Kiek šiandieną paaiškėjo, pakankamai nemažai komandų turėjo panašių problemų. Tie patys Latviai, kurie važiuoja su Oskaru, irgi turėjo tokio pačio tipo bėdą. Tai mes manome, kad per šią naktį mes šitą klausimą išsispręsim ir jisai neturėtų pasikartoti, nes rytoj laukia 430 km greičio ruožas, dar 500 km pervažiavimų, tikrai bus ilga diena ir kiek man yra žinoma, rytoj yra pats greičiausias greičio ruožas, bent jau taip sako organizatoriai. Andriejus šiuo metu yra išėjęs į briefingą, į lenktynininkų susitikimą, tai grįžus su juo susidėliosim rytojaus dienos strategiją. Šnekant apie Andriejų, tikrai esu nustebintas, turbūt turėjau vieną tiksliausių savo ralio maratono greičio ruožų. Tikrai iš karto buvo viskas aišku, viskas vietoje, viskas laiku ir tikrai nemaža pagarba. Aš manau, kad kiekvienas žmogus gali padaryti vienokią ar kitokią klaidą, bet šiandieną iš Turmano pusės buvo visiškai komfortas. Tikrai esu labai dėl to laimingas. Kiti maži debesėliai, aišku, mums nuotaika šiek tiek pagadina, bet Dakaras tik prasideda ir 180 km prie 5,5 tūkstančio tai nėra taip daug. Manau, kad viskas bus gerai.